Vakar su mergom apie čiūvus kalbėjom. Tai bent siurprizas. Kaip suprast? Nu apie ką mergos daugiau kalba, jei ne apie čiūvus, batus ir rankinukus. Tai turbūt nenori sužinoti, ką jos apie savuosius sakė ir ką aš apie tave. Leisk atspėsiu. Laura kalbėjo, kad Tomas labai blogas, nesupranta jos, Vaiva kalbėjo, kad tas jos poetas labai geras, eilėraščius rašo, o ta, kurios vardo neatsimenu, kur baisiai juokiasi. Ta sakė, kad jos normalus, kartais geras, kartais blogas. Ir pagal ką tu čia taip sudėlioji? Pagal tą, kiek kuris su kurio laiko gyvena. Ir jei aš teisus, tu apie mane irgi turėjai atsiliepti tik blogai. O ir ne, aš protingesnė už jas, todėl viską melavau. Oho, ir kodėl? Kad pavydėtų, kaži kodėl. Laura su Rūta, kurios vardo neatsimeni, varžėsi, kurios blogesnis. O aš varžiausi su Vaiva. Primelavau, kad ir tu man eilėraščių vis dar prirašai. Fui, jau geriau būtum sakius, kad buvau tau nagą nulaužęs, kai išiknės pyriau. Kodėl reikėjo mane tai prieš Vaivą juodinti? Taigi sakai, kad tau nerūpi, ką jos apie tave pagalvos. Ką tos dvi pagalvos, tai nerūpi. Oi, Vaiva, aš vis dar vilčių dedu. Tu užsičiaupk vieną dieną, arba rimtai galėsi pas ją kraustytis. Nu, okei. Kai tik išsiskirsiu tuo savo poetu, tai ir kraustysis.